Aš kažkaip esu truputį susiraukęs, nes Julius man liepia pasisveikinti latviškai, bet kaip tai reikia sakyti? Labi draudzi mani! Tokia tad 7 NKTV pradžia. Taip stipriai norėjote tų technologijų naujienų lietuvių kalba, tai mes duosime jums technologijų naujienas lietuvių kalba. Ok, nesvarbu, kad jos bus greičiausiai pasenusios, bet jeigu jūs norite, tai prašom. Gerai, bičiuliai, šiais metais jūs susidursite su nauja nešiojamųjų kompiuterių klase. Taip, pavadinsiu ją klase. Ultrabook. Kasgi yra tie ultrabookai? Ne, tikrai nėra kažkas revoliucingo ar naujo. Man atrodo, kad visa istorija klostėsi maždaug taip. Čia mano nuomonė. Prieš keletą metų Apple'as pagamino ypatingai sėkmingą, ypatingai ploną ir ypatingai lengvą kompiuterį MacBook Air. Intel procesorių gamintoja žiūrėjo, galvojo ir pagaliau sugalvojo. Kodėlgi man stipriau nepradėjus gaminti taip pat tokio reikalo. Ir štai pagaliau į pagalbą pasitelkė krūvą partnerių ir į rinką šiais metais planuoja paleisti bent 50 skirtingų ultrabookų. Kas yra tas ultrabookas? Tai yra patentuotas pavadinimas, Intelio patentuotas pavadinimas ir kad nešiojamas kompas atitiktų ultrabooko apibūdinimą, jis turi atitikti štai tokius kriterijus. Aš dabar jums juos pacituosiu. Kompas neturi būti sunkesnis negu kilogramas 400 gramų. Neturi būti storesnis negu 18 mm korpusas ir baterijos turi gyventi daugiau negu 5 valandas. Tai va, viskas yra puiku, turėsime daug gražių plonų kompiuterių šiais metais, tiesa, kaina jų gali šiek tiek kandžiotis, nes greičiausiai ultrabookai kainuos nuo maždaug 2,5 tūkstančio litų. O štai LG nustebins pasaulį naujų televizoriumi. Kokiu televizoriu? Ogi didelių televizorių, bet ne dydis čia svarbiausia. Jo dydis bus 140 cm, įstrižainės skersmuo. Ir tai yra OLED technologijos televizorius. OLEDų mes dar vis čia neturim, kiek aš žinau. Tai yra organiniai šviesą skleidžiantys diodai. Kaip LED, tik priekyje raidelė O. Kuo skiriasi nuo įprastų LEDinių televizorių ir LCD? Tai jums trumpai papasakosiu. Turiu čia faktus susirašęs. Šio naujo televizoriaus vaizdo atnaujinimo dažnis bus maždaug 1000 kartų didesnis negu paprasto LCD arba plazmos. Taip pat kontrastas bus 100 milijonų prie 1. Tai reiškia, kad juoda spalva bus ypatingai juoda, o šviesi ypatingai šviesi. Televizorius bus, dabar čia paklausykite, tik tai 4 mm storumo. 4 mm televizorius, nerealu. Ir svers tik tai 7,5 kg. Tai va toks 1,40 m televizorius Amerikoje turėtų pasirodyti link metų pabaigos ir kainuos, kaip rašo čia, apie $8,000. Prakasto obuoliuko gerbėjai vis dar gedi savo dievuko. Jo. O štai viena kinų žaisliukų gamintoja nutarė pavirinti pinigėlį, kol dar reikalas karštas. Ir išleido štai tokią Steve'o Jobso lėlę. Ji yra kraupoka, ta prasme, kad yra labai tikroviška. Mastelio dydis nuo tikrojo Steve'o Jobso yra maždaug 1:6, yra atskirai padaryti rūbeliai, tai nėra iš plastiko nulietas daiktas, net yra atskiri rūbeliai, tai yra diržas netgi atskiras ir netgi galima nupirkti kažkokių papildomų kompiuterių. Žodžiu, šitą lėlytę kainuoja maždaug 330 litų, čia aš pasižiūrėjau kainą su pristatymu į bet kurią pasaulio dalį. Dar greičiausiai, jeigu jūs užsisakysite į Lietuvą, reikės sumokėti kažkokį muitą. Taip pat labai galimas variantas, kad Apple teisis su šia kinų bendrove ir žaisliuko nebeliks. Todėl suskubkite įsigyti, nes jis gali kainuoti daug pinigų po kurio laiko. O čia žinutė apie naujausias technologijas, veikiančias ne taip, kaip turėtų. Štai yra Kristoferis iš Marylando valstijos Amerikoje. Naujųjų metų vakarais išėjo pasivaikščioti į parką ir suprato, kad pasiklydo. Tada pasiėmė savo iPhone'ą ir paskambino 911 gelbėtojams. Gelbėtojas skrido malūnsparniu ir žiūri, kurgi miške yra Kristoferis. Ir jie pamatė šviečiančią blykstę. Baltą ryškę iPhone'o fotokameros blykstę. Švietė ją į dangų ir tada gelbėtojai jį išgelbėjo. Tačiau technologinė ironija šitoje žinutėje yra ta, kad prieš skambinamas gelbėtojams, Kristoferis bandė navigacijos sistemoje susirasti savo buvimo vietą. Ir ta navigacijos sistema prabangiai iPhone'inė rodė jam pievas. Nesąmones. Tad teko naudoti akmens amžiaus išradimą šviečiančią lemputę.
Sveiki, mani draugė. Sveiki, mani draugė. Taip reikia pasakyti. Julius buvo neteisus, aš dabar teisingai pasakiau latviškai. Sveiki, mani draugė, noriu jums padovanoti marškinėlius, NKTV marškinėlius. Direktorius uždraudė ant savęs jūs dėti, sakė, turi būti švarus ir reikia juos dovanoti žiūrovui. Kaip tai padaryti, kaip laimėti? Štai marškinėliai, štai virš video, jeigu žiūrite nkTV.lt svetainėje, turi būti mygtukas rekomenduoju. Tai vat eikite ten į nkTV.lt, spauskite Facebooko mygtuką rekomenduoju, pasidalinkite nuorodą ant savo Facebooko sienos ir burtų keliu laimėkite vienerius tokius marškinėlius. Pakrapštykime senas NKTV laidas rubrikoje NKTV archyvas. Šį kartą kelkimės į 2000 metų spalio 7 dieną, kuomet AMD, procesorių gamintojas AMD, išleido naują itin galingą procesorių. Kompanija AMD specializuojasi procesorių gamyboje ir per 30 savo veiklos metų jau yra pardavusi per 125 milijonus procesorių. Naujas kompanijos AMD produktas tai procesorius Duron. Galingiausias Duron čipas yra 750 MHz taktinio dažnio, turi 200 KB spartinančiąją atmintinę bei 200 MHz magistralę. Kaip teigia AMD, procesorius Duron yra skirtas namų ir biuro kompiuteriams kainuojantiems iki $1000, tuo tarpu paties procesoriaus kaina neviršyja $200. Jau artimiausių metų AMD žada pristatyti naujos kartos Athlon ir Duron procesorius. Netrukus bus pradėti gaminti 1,2 GHz Athlon, o iki sausio mėnesio kompanija planuoja pasiekti 1,5 GHz taktinį dažnį. Duron sparta turėtų išaugti 50 MHz. O štai praktiškai po metų, 2001 spalio 13 dieną, Intel pranešė apie savo ateities planus sukurti štai tokį šedevrą. Mikroschemų gamintojas Intel pirmadienį pranešė sukūręs naujos kartos kompiuterių lustų sujungimo su likusiais komponentais sistemą. Jis sudaro galimybę sukurti iki 10 kartų greitesnius kompiuterius nei yra sukurti dabar. Intel teigimu, BBUL technologija leis sukurti kompiuterius, kurių procesorių greitis bus didesnis nei 20 GHz. Pasak Intel, BBUL technologija bus parengta per maždaug 5 metus. Nu, Inteli, tai kur tavo 20 GHz BBUL sistemos? Nėra 20 GHz, nėra. Vat ir šaunu panašyti po archyvą. Matot, iškart galima surasti, ką prisimelavę esate. Norėčiau trumpai priminti vieną reikalą, kurį mes čia su Juliumi iš liūdesio sugalvojame. Mes turime suskaičiuoti absoliučiai visas NKTV žiūrinčias merginas. Todėl, mielos merginos, jeigu žiūrite mus, prašau, parašykite laišką ir atsiųskite mums savo nuotrauką bei truputį informacijos apie save. Adresu info@nktv.lt. Ir mes jūs parodysime visai Lietuvai ir pasidžiaugsime, kad mūsų žiūri ne vien po paraliais bahūrai. Jeigu jūs norite pasiūlyti gerą interneto svetainę rastą pasaulinėme tinkle, prašau, padarykite tai. Susiraskite mūsų Facebooko grupę ir ten ant sienos papaustinkite nuorodą. O pirmoji interneto įdomioji nuoroda šios dienos laidoje atsiųsta Tado, kuris taip pat Facebook'e parašė. Žiūrim, kas tai yra. Tadas siūlo mums virtualų alkotesterį, kas yra pigu, nemoka. Įsivaizduokite, kad jūs esate išgėrę alkoholio. Išgersite, kai jums bus 18 metų. Ir jūs norite vairuoti. Tai štai šis svetainė pasakys, kada galima tą daryti. Tai dabar aš bandysiu atlikti eksperimentą ir pažiūrėsiu, kada galės vairuoti Julius. Juliau, kiek tu sveri? 105. Julius sveria 105. Kiek to brandžiuko įsiurbėjai? 100. 100. Šimtuką. Taip, stiprumas 40. Nu, pažiūrim, kada Julius galės vairuoti. Oi, dabar Juliuk niekaip, dabar tu įpūstum. Realiai tu galėtum vairuoti po 3 valandų. Jeigu būtum išgeręs, aišku, mes kaip ir jūs, dirbdami darbą, nevartojame jokio alkoholio ir esame visiškai blaivūs. Tai štai, virtualus alkotesteris. Išsiaiškinę, kada Julius gali vairuoti, keliaukime toliau prie akių aštrumo patikrinimo. Kęstutis Navickas atsiuntė mums šią svetainę. Žiūrim. Čia yra toks testas, turintis 7 užduotis. Ir jums reikia pele atlikti prašomus veiksmus. Pavyzdžiui, štai čia yra keturkampis ir jums jį reikia išlyginti. Na, padaryti, kad jis būtų proporcingas. Iš akies.
Eina laikas, kai aš tai darau, ir man atrodo, kad čia yra teisingas variantas, aš atleidžiu ir štai, parodo, koks teisingas yra visiškai idealus atsakymas. Gerai, toliau man reikia rasti šitos linijos vidurį, tobulai. Nubandau. Va čia dabar turėčiau neapsirikti. Labai nedaug apsirikau, per 3 vienetus kažko. Kita užduotis. Reikia kampą perkirsti lygiai per pusę. Tai dabar aš čia taip taikau už akies ir... gerai, tebūnė taip. Oi, tu velnės, kiek kreivai, kaip aš čia padariau viską. Žodžiu, atliekat šitas užduotis ir žiūrite savo rezultatus. Reikia kuo taisyklingiau įvykdyti užduotis per kuo trumpesnį laiką. Jeigu tai padarote, jūsų akys yra aštrios. Tas pats Kęstutis Navickas siūlo mums kitą puslapį. Žiūrim, ką jis daro. Aš į vieną langą įrašau tekstą. Tebūnie, pavyzdžiui, Julius neva tai gėrė brandy, nes jis jo negėrė. Matote, kas vyksta kitame lange. Šitas tekstas yra apverstas. Mes jį galim kopijuoti, žiūrėkit, galim kopijuoti ir netgi galim jį dėti, kur tik tai norim, naudoti, pavyzdžiui, Google arba kokiam nors pokalbių kambarį. Ne kietai išstotumėt, jeigu čiate parašytumėt tekstą apverstą aukštinkojim. Žiūrėkit, kaip išsigooglina. Ne. Panašu į Izraelyje naudojamą raštą. Žodžiu, apverčia tekstą. Šią laidą užpuolė Navickai. Prieš tai buvo Kęstutis, dabar bus Algimantas Navickas ir jo rekomenduotas saitas. Kažkada jau rodytas, bet prisiminkime. Prisiminti verta, nes daiktas naudingas. Čia jūs galite ieškoti garsų. Tarkim, jūs montuojate kažkokį namų videofilmuką ir jums reikia beždžionės garso. Kažkodėl. Bandom ieškoti. Rašome monkey, rašyti reikėtų čia angliškai, lietuviškai jūs čia suvarksit. Čia siūlau va šitoj vietoj, kur reikia sample rate nurodyti, padaryti 44 000 Hz. Tada bus kažkas padaraus. Ir ieškom. Prašau, žaislinė beždžionėlė, staugianti beždžionėlė. Paklausykime žaislinės beždžionėlės. Štai tokia jinai. Dar kokia nors kitam puslapį. Tačiau svarbiausia, kad jūs galite ne tai, kad klausytis tų garsų, bet paspaudę 10 pelės klavišų, išsisaugoti MP3 failą savo kompiuteryje. Ir dar viena interneto vieta, kurią mums atsiuntė Algimantas Navickas. O už šitą, ypatingai už šitą puslapį, Algimantai, aš tau spaudžiu ranką. Galbūt, bičiuliai, jūs pažįstate kokį nors subingalvį. Bent vieną subingalvį. Juk pažįsta kiekvienas, ar ne? Tai tada eikime į šitą puslapį. Ir paspauskime mygtuką, kuriuo jūs teigiate, kad jūs pažįstate tikrai vieną subingalvį. Ir įdėkime į šitą puslapį. Spaudžiu One More Asshole. Ir štai, subingalvių populiacija pasaulyje yra 641 000. Vienas iš jų pridėtas ką tik tai mano. Šalia manęs Lietuvoje, man sako, svetainėje yra daugiau negu 1000 subingalvių. Jėga. Aš net nebejoju, kad laido žiūrovas Mantas Ūsas yra visiškai nesubingalvis, nes atsiuntė labai gerą puslapį. Čia yra Google žemėlapis. Atrodytų paprastas iš pirmo žvilgsnio, bet jūs galite padaryti vieną įdomų dalyką. Žiūrėkit, čia yra Lietuva, ir dabar aš čia, viršuje, kairiam kampe, pasirenku, kas atsitiktų, jeigu jūros lygis, greičiausiai dėl pasaulio atšilimo klimato, pakiltų, pavyzdžiui, 3 metrais. Bandom, žiūrim. Ir nieko nuostabaus, kad kentėtų mūsų pamarys. Kaliningrado srity žiūriau. Gerai, pakelkim jūros lygį, tarkim, iki 6 metrų. Wow. Matot, vanduo plinta Nemunu. Imkime ekstremumą. 9 metrai. Iš Kaliningrado liko nelabai kas. Ir aš esu pastebėjęs, kad tuo atveju, jeigu 9 metrais pakiltų jūros lygis, Rygai būtų šakės. Norite ekstremumo? Užsidėkit 60 metrų.
Pamatysit, kas bus iš lietuvėlės. Pasismaginkime su nuotraukomis. Benediktas Drungėlas siūlo paredaguoti nuotrauką. Puslapis yra žiaurus. Žiaurus ta prasme, kad jis yra apkrautas reklamomis, bet reikėtų turbūt nekreipti dėmesio, nes pažaisti galima. Gerai, įdedam nuotrauką. Aš turiu čia savo klasioką. Klasioką Povilą. Štai. Čia mano klasiokas Povila. Dabar aš galiu, pavyzdžiui, uždėti jam juokingus akinius. Žiūrėkit. Ką čia akinius? Uždėkim jam iš vis. Oi, ne vieną nereikia. Kodėl? Kaip išnaikinti? Palauk. Julius sako man. Ai va, teisingai, ačiū Juliu. Gerai, uždėkim jam šitą nesąmonę. Oi. Va. Tai yra taip kvaila, kad net juokinga. Žiūrėkit, eikim į efektus. Ir padarykim jam tokį dalyką. Ne, palauk. Wow. Nereikia. Ne, šitas man nepatinka, šito nedėkim. Eikime į čia ir pabandykim uždėti jam šalia šuniuką. Štai. Nežinau kodėl, bet čia uždėsiu šuniuką. O dabar aš galiu šitą nuotrauką išsisaugoti. Parsisinčiu ir nusiunčiu savo klasiokui. Koks ten jo vardas, sakiau? Povilas. Kas? Povilas. Klasiokas Povilas. Taip. Va, puikiai svetainė, kurioje galima užmušti laiką. Tik nesugalvokit daryti nesąmonės. Tai yra pasimti lapelį, rašiklį ir žiūrėdami tinkle užsirašinėti nuorodas. Ne, to daryti nereikia. Keliaukite į nkatv.lt. Ten iš karto po laidos video langų yra nuorodos parodytos šioje laidoje. Viskas. Tiek šiandien rubrikoje tinkle. Laikas žvilgtelti į savo pašto dėžutę ir pažiūrėti, kągi jūs parašėte mums įvairiuose socialiniuose tinkluose. Rubrikoje žiūrovai valdo. Taigi, pirma žinia iš Laisvydo ir Eglės. Čia vienas toks žmogus. Norėjau kai ką pasakyti apie jūsų kalėdų laidą. Jūsų šamas Gintautas, pamenat šamą Gintautą, yra visai ne šamas, o ancistas. Lietuviai mėgsta jūs vadinti, dėmesio, čiulpikais. Čiulpikais, nes jie valo akvariumo stiklą, prisisurdami burną prie stiklo. Laisvydai ir Eglė žinosim, kad tai yra ne šamas, o čiulpikas Gintautas. Taigi, kita žinia. Jonas Liauksminas rašo. Laida smagi, kiek ji gali būti, bet nereikėjo minėti kedžio. Jonai, kedys dabar yra minimas tiek, kad dar vienas paminėjimas čia mūsų interneto laidoj absoliučiai nieko nebekeičia. Jeigu žmogus vartosi karste, tai tikrai ne nuo mūsų laidos minėjimų. Tai va, o antras dalykas, tai žinok, bičiuli, kam turėti kažkokius kvailus tabų, jeigu galime minėti kažką, tai ir minėsim. Ir dar vienas laiškas, Deividas parašė. Praleido mūsų startą, tad jam teko pažiūrėti visas serijas vienu metu. Ir turi tokią nuomonę. Štai, rašo Deividas. Aš taip pat, kaip ir tavo draugas Julius, esu Android fanas. Taip, kad nemosikuok ten tuo savo oboliu kiekvienoj laidoj. Deividai, ačiū tau už laišką. Juliau, geras laiškas. Va, sako Deividok 5. Tai Juliau, 5 tau nuo Deivio. Ir ką, gerai, nemosikuočiau, bet matai, neturiu kito telefono, o Julius savo Androido neduoda, nepasitikė, sako, sukulsiu. Tai tiek žiūrovai prirašė mums šiandien. Mūsų žaidimų rubrikos redaktorius vardu Martynas laiko sesiją. O tai reiškia, kad jis turi rinktis. Arba jisai žaidžia, arba jisai mokosi. O tai reiškia, arba jo gyvenimas nusišviečia visomis geromis vaivorykštės spalvomis, arba gal galiais nieko neišmoksta ir visą gyvenimą žaidžia prie to kompiuterio. Spėkite, ką renkasi mūsų Martynas. Ne, jūs taip nedarykite. Jūs rinkitės mokslus. Bet kuriuo atveju čia žadėta NKTV žaidimų rubrika. Kai paskutinį kartą klausėme jūsų Facebook'e, ką turėtume apžvelgti, daugelis sakė, jog būtinai turime pasidomėti NBA 2K12. Lydekai paliepus, jums panorėjus, šiandien pasakojame apie šį krepšinio simuliatorių. Na ir koksgi gali būti krepšinio žaidimas, jei prie jo rankas pridėjęs yra pats jo didenybė Michaelas Jordanas.
Jei prisiminsime Michael Jordan in Flight, pasirodžiusi prieš kokius 15 metų, jis nebūtinai turi būti geras. Bet NBA 2K12 yra tikrai superinis. Pradėkime nuo to, kad tai tikriausiai yra vienas tikroviškiausių krepšinio simuliatorių. Apie sėkmingus perdavimus per visą aikštę ar driblingą su centro puolėju prie tritaškio linijos galite pamiršti. Norėdami sėkmingai atlikti perdavimą, tai turite padaryti tiksliai, apgalvotai ir tikroviškai. Lygiai tas pat galioja kalbant apie metimus į krepšį. Jei mesite tritaškį per varžovo rankas atšokdami atgal, nepataikysite. Na, nebent mesite su Steve Nashu, tuomet yra šansų. Kitaip tariant, NBA 2K12 yra labai arti tikro krepšinio. O jei norite efektų, galite tiesiog grožėtis puikiomis animacijomis. Kalbame ne tik apie dėjimus, bet ir apie driblingą, fadeaway jump shotus ir kitus dalykus, kurios tobulai buvo įvaldęs Michaelas Jordanas. Jei esate tikri šio legendinio žaidėjo fanai, žaisdami NBA 2K12 galėsite peržaisti žymiausius Jordano eros Chicago Bulls mačus. Juose susigrūmsite su tokiais krepšininkais kaip Isaiah Thomas, Larry Birdas, Joe Dumarsas ir kitais vyrukais. Gerokai patobulintas ir My Player režimas, kurio metu galite susikurti savo NBA žaidėją ir stebėti, kaip jis kyla į stipriausios pasaulio lygos žvaigždes. Šiame režime ne tik turėsite spindėti savo žaidimo NBA arenose, tačiau ir rinktis komandas, dalyvauti įvairiuose interviu ir kitose NBA žaidėjams privalomose reikaluose. Smagiausias NBA 2K12 aspektas – žaidimas ne prieš dirbtinį intelektą, o prieš kitus tikrus žaidėjus. Nesvarbu, ar tai darote internete ar namuose pasikvietę bičiulį. Ši dalis yra tiesiog nepakartojama. Gyvos emocijos, įspūdingi dėjimai, šauni kompanija – tai yra daugybę kartų kiečiau nei stebėti Lietuvos Makedonijos mačą. Tad jei esate Kašio fanatai ir dar nesate išbandę NBA 2K12, mes nelabai suprantame, ko jūs dar laukiate. Steve, that is a very interesting quote. Take it apart for us and delve into it. Well, I think the Lakers have been to the finals. Žaidimų pasaulyje kietas ne tik Sidas Meieris. Yra dar toks škotas, Chrisas Sawyers, kuris 94 metais sukūrė Transport Tycoon. Šis projektas išskirtinis tuo, kad jis pradėjo ištisą Tycoon seriją. Tycoon išvertus iš anglų kalbos reiškia didelį verslininką arba didelį pramonininką. Į Tycoon seriją įeina begalė žaidimų, tarp kurių išskirtiniausi Railroad Tycoon, Roller Coaster Tycoon, yra net ir Beer Tycoon, alaus Tycoon. Tiesa, pastarasis tikrai nėra toks geras, kaip anksčiau minėti. Jei reiktų vienu sakiniu apibūdinti Transport Tycoon, galima būtų pasakyti, kad čia kurite savo transporto imperiją. Žaidimas prasideda 1930-aisiais, o baigėsi 2050-aisiais. Visa 120 metų kampanija užtruks maždaug 40 valandų, kas yra gana daug tų dienų standartais. Iš savo patirties sakome, kad ne vienam šių dienų verslininkui pirmasias verslo pamokas padėjo išmokti būtent Transport Tycoon. Čia žaidimą pradedate paimdami paskolą transporto infrastruktūrai kurti ir kol jos visos netiduodate, mokate palūkanas. O pinigus užkalate plėsdami savo imperiją. Statote naujas stotis, tiesiate geležinkelio bėgius, investuojate į technologijas. Tai beje yra labai svarbi žaidimo dalis. Mat kiekvienais metais atsiranda vis kažkas naujo. Tai gali būti garo, dizeliniai ar elektriniai varikliai, semaforai ar kita velneva. Tiesa, transporto imperiją kūrėte ne tik tiesdami geležinkelius. Krovinius čia galite vežti ir automobiliais, laivais ar net lėktuvais. 95-ais išėjo atnaujinta Transport Tycoon Deluxe versija. Dar vėliau buvo išleistas žaidimas Locomotion, moralinis Transport Tycoon pasekėjas. Tačiau įdomiausia tai, kad netgi praėjus 17 metų nuo šio žaidimo debiuto, pasaulyje vis dar yra gana didelė bendruomenė, kuri žaidžia pirmąją jo dalį, nes turbūt tiesiog neranda nieko geriau už ją. A jau galiu? Liūdnojo sudie metas. Ir su liūdėsiu turiu jums ištarti. Ką šiame meloniai iš su liūdėsiu? Džiaugiuosi, kad mes pagaliau baigėme dar vieną laidą, jau 7 NKTV laidą. Ir palaikykime nuostabią tradiciją. Finiše perskaityti neigiamą komentarą atsiliepimą apie laidą. Repin Real rašo mums. Sorry, bet labai prasta laida. Žiūrėjau, nes vis tikėjausi, kad kažką įdomaus parodysit. Bet baigėsi. Kažkada didelis NKTV fanas buvau, o dabar mieliau mes mylim Rusiją internete pažiūrėčiau.
Nu, bičiuliai, žiūrėk tu internete, ką nori, kad ir mes mylim Rusiją. O aš tikiu, kad jūs turite, bičiuliai, sveiko proto ir žiūrite tai, kas jums patinka ir tai, ką jūs norite. Tai tiek 7 laidoj. Turėtume susitikti po savaitės čia pat YouTube arba nkTV.lt. Iki.